Ar žinojote, kad teksto transkripciją galite atlikti ir Word dokumente? Tai jei turite Microsoft 365 paketą, galite pasinaudoti šitą funkciją. Aprašyme pateiksiu detalesnę informaciją, kokie yra apribojimai. Na, o dabar, jei norime transkribuoti audio failą į tekstą, pažiūrėkime, kaip tai galima padaryti. Taip, atsidarome Word programą ir tuomet susirandame funkciją diktuoti, ją paspaudžiame ir matome pasirinkimą transkribuoti. Šiuo atveju atsidaro transkripcijos pasirinkimas, jūs pagal save pasirenkate, į kokią kalbą transkribuoti ir tuomet aš nusiunčiu failą. Nusiunčiu failą ir palaukiu, kol bus jis užkrautas ir netrukus lauksiu transkripcijos. Tai štai, mes gavome transkripciją, ji užtruko keletą minučių, bet tai yra bet kuriuo atveju daug greičiau negu rašytume patys ranka. Gavę transkripciją mes galime pridėti prie dokumento, pasirenkame tik tekstą ir mūsų visas tekstas yra Word dokumente. Žinoma, jį reikia patikrinti, tad gero jums naudojimo.